Tėveliai jau yra išsirikiavę, laukia su duona, druska, vandeniu ir mobiliuoju telefonu. Facebook'e rašo, mano sūnus šiandien susituokė. Labai džiugu, kad tėvelis modernus. Tik įsičiu. Galiu paklausti, kokia jūsų išsilaikymo paslaptis šokio aikštelėje? Kaip supratau, iš akių labiausiai pamalonino penktasis. Prie trečios. Žinau, daugiau progų nebebus. Šauni. Pirma ar trečia? Aš tau padėsiu, tu turi sakyti ne ta, kuri labiausiai patinka, o ta, kur žmona tavo. Trečia! Bravo! Jūs atspėjo! Aš nežinau kaip jūs, bet aš taip pajutau, kad visą laiką ore tvyroja toksai senbernystės kvapas. Nepajutot? Ką darom? Aš tokiam atveju nebuvau pasiruošęs. Jeigu jūs pasiruošę dar nepavargę, muzika! Wow! Yeah! Senbernystės kvapą, nieks nepajuto. 3, 2, 1, startas! Palaikom jaunuosius! Opa! Dabar taigi geriau sekasi. Ir yra, neša, ašliai! Yra, turim! Aplodismentų Aidai! Sveikinu jūs, romantišką vakarėlę dviems makaronai! O mes dabar jau galime ir paploti, ne? Labai gražiai jautri akimirka. Pirmas daiktas, kurį turite atnešti, yra vyriška švarka! Slekia! Greitai! Paskutinį iškart iš žaidimo. Yra 2, 3. Kuris šiąnakt užmigs pirmasis? Aš nelabai suprantu. Šį vakarą moterys yra šventusios, net 10 eurų grąžinti. Viena ir 2. 15, 2 ir 15, 3 yra, 3 yra. Pavėlavo. Aplodismentai. Aš už jūs. Aš už jūs. Žiūrėkit, nepameskit. Tu dėl naidį vėdą šokas. Turim. Ten jūsų rankovė antro žmojo, jūs suspėjot ranką iškelt. Aš mačiau šitą bairis, geras bairis, ne? Mes iš jūsų norime išvaryti senbernystės kvapą. Yra, labai gerai, varom, ratuku, varom! Metas šeimos židinio perdavimo ceremonijai. Čia plojimų tikrai nereikia, tai yra tiesiog labai graži rami akimirka. Ant paskutinio voko yra parašyta super duper. Pradinis statymas 5 eurai. 6. 7. Tai yra simbolinis šeimos židinys. Jis įkūnija visas geriausias ir gražiausias šeimos vertybės, kurios turi būti puoselėjamos iš kartos į kartą. Gali, kada tai gali? Andrius ir gintarė, aplodismentai! Viską jie iššoks, viskas bus gerai. Yra. Ai! Ranka užstrigo. Teks amputuoti kitą kartą. Eik prie savo partnerės ir... Pakartot. Man atrodo, reikės pakartot.